Susipažinkite, tai garbanotasis bišonas. Šios veislės atstovai gyvena apie 12–15 metų. Nedideli. Suaugę sveria nuo 5,5 iki 8,5 kg. Ūgis iki 30 cm. Šios veislės šaknys siejamos su didžiausia Kanarijos sala Tenerife. Todėl ši veislė pradžioje vadinta Tenerifės bišonais. Tikėtina, kad ši veislė išveista iš ispanų vandens šuns. Bišonų frizei arba garbanotųjų bišonų veislės protėviai siejami su 13 amžiuje Europoje gyvenusiais bajorais – Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Kartu su atėjusia Prancūzijos revoliucija bišonai buvo matomi ir gatvėse. Balti ir judrūs šunys linksmindavo praeivius. Lengvai dresuojami augintiniai vėliau dirbo ir cirkuose. Labai mielos išvaizdos, ryškių keturkojų nebuvo įmanoma nepastebėti. Ši veislė buvo pripažinta ir patvirtinta 1933 metais Prancūzijoje. Tuomet ji taip ir pavadinta Bichon Frisei arba tiesiog garbanotasis bišonas. Bišonai puikiai sutarė su kitais šunimis ir vaikais. Jie atidūs ir smalsūs. Labiau mėgsta mylėti nei kovoti, todėl jiems svetimų žmonių nėra. Visi būsimi draugai. Jie gimė būti kompanionais ir jų šeimos nariai yra patys svarbiausi. Šis, kaip pliušinis garbanotas meškiukas, turi hipoalerginį kailį. Jo priežiūra nėra sudėtinga, tačiau apie tai daugiau mūsų ekspertai. Garbanotieji bišonai, kaip ir visi kiti balto bei šviesaus kailio augintiniai, reikalauja išskirtinės priežiūros. Dažniausiai pasitaikanti problema yra parudėjęs kailiukas ant letenyčių, prie snukučio bei rudos ašarų dėmės. Tai yra alerginio tipo problema. Šią problemą galima lengvai pašalinti ir spręsti naudojant specialius baltakailiams sukurtus pašarus, skanėstus, kosmetiką bei kiekvieną dieną rūpinantis augintinio higieną. Kasdieniniai akių higienai jums pravers du produktai. Tai šarminis vanduo, kuris tiek išvalo nešvarumus, tiek veikia antibakteriškai, bei balto molio kaukė, kuri padeda apsaugoti nuo rudų ašarų dėmių. Garbanotosius bišonus šukuoti reikėtų kiekvieną dieną, maudyti kartą per savaitę, na, o į kirpyklą reikėtų atvesti bent kartą per mėnesį. Taip pat svarbu paminėti, kad garbanotieji bišonai yra hipoalerginiai šunys, kurie nesišeria, ir tai yra labai svarbi informacija žmonėms, kurie yra alergiški šunims, tačiau vis tiek nori namuose turėti augintinį.